tokį dalyką kaip popkorną. O žinot, kuo jie į mus panašus? Į kukurūzų. Nu, žinai, mes būna mažinė apie rutuliukai grūdelėmis. Loks. Ir mes tai va. Ir tai iš tikrųjų popkornai labai greit sprogsta ir net nepastebi. O tėvam ir mes labai greit užaugom, bent taip jie jau sako. Tai va, ir čia aš net nepastebėjau, kad praėjo tos 4 klasės. Todėl norėčiau su jumis atsisveikinti ir jums norėčiau priminti popkornų skonį ir kaip jie atrodo. Tai va, o mokytoja, kadangi jau užaugo, tai norėčiau padovanoti didelį popkorną. Sveiki! Ir ką pasakysi, Maustį? Mėly mano draugai, žinome, kad dabar yra paskutinės dienos atsisveikinimui. Todėl aš juk labai norėčiau padėkoti, kad susipažinome ir susidraugavome. Klasiokai, likus 16 dienų iki mokslo metų pabaigos norėčiau atsisveikinti su visais ir palinkėti visiems sėkmės moksle. Visiems noriu pasakyti, kad liko tik 15 dienų. Visi žinome, kad išeisime po tos 15 dienų ir gal susitiksime, gal ne. Gal norėčiau atsisveikinti iš kelių kartinių. Tam, kad gyvenime netingėtume ir kad gyvenimas būtų saugus. Pagauk savo laimės žvaigždę. 3 kartą eidamas pasidžiaugti mišku, žmogutis su mažu smagiu elniuku rado gulinčią žvaigždę. Jei pakelsi mane, tai parodysiu tau dangų, paprašė žvaigždė. Žmogutis išpildė žvaigždės prašymą, o kad aukščiau dangaus būtų pakabino tarsi džiaugsmo balionėlį. Va, matai, pasakė žvaigždė. Laimę žemėje galiu rasti ir pats, ją beveik iki dangaus pakelio. Stebuklingi dalykai, tarp jų ir laimiko žvaigždės, dažniausiai būna visai šalia. Jei gerai žiūrėsime, tai pamatysime. Todėl aš jums noriu padovanoti laimės žvaigždę su palinkėjimu. Sveiki, jau žinote, kad liko mažai laiko iki mokslo metų pabaigos. Tad kaip ir visi kiti norėčiau su jumis atsisveikinti ir jūs pavaišinti kesiau. Kiekvienų metų žingsnių nutilo už durų. Tyliai sėdina suole, rimties paliesti. Išgaravo šėliojimas, juokas nutilo. Kas nutiko? Paklausė kreida nedrąsi. Ach, sena baltanos, vaikystės bičiulė. Jau nebetelpame suole, užaugom kėdes. Jau kvailiot šioje klasėje laiko neliko. Kitamečiai sėdės pirmokėliai, o mes tik svečiai be užklysim suradę minutę. Vis toliau ir toliau nuo vaikystės šalies. Štai todėl šiandien mes truputėlį nuliūdę. Lik sveika, mano klasė pirmoji, sudie. Ir prisiminimai nuo manęs, padovanosiu po mažą dovanėlę, taip pat ir nepamiršiu mokytis. Visi ir padovanoti trentukus, kurie ištrintų jūsų visus blogus atsiminimais. Norėčiau su jumis atsisveikinti ir noriu palinkėti, kad jūsų gyvenimas būtų saldus, džiaugsmingas ir noriu įteikti atsisveikinimo progos dovanėlę. Dažniausiai ribos kyla į 2 dalis, tai kas saugumą ir tai kas darbus. Tai norėčiau pasakyti, kad jūs išsiskirsime kitose mokyklose, bet nepamirštumėt savo draugų, kuriuos susitikote šioje mokykloje. Turbūt jau žinote, kad liko nedaug laiko, todėl aš jums linkiu saldaus ir linksmo gyvenimo. Ir eglės virš šlamės čia prie mokyklos, o jų šešėliai degs praėjusius metus. Bus pamokos, skambės skambutis, tik mūsų čia jau nebus. Geros vasaros, gerų ateinančių metų. Žinau, kad liko labai mažai iki 5 klasės, todėl norėčiau pasakyti, kad mes mokytojai esam patys geriausi mokiniai, kurie buvo ir daugiau tokių nebebus kaip mes.
Todėl norėtume padovanoti jums po saldainiuką. Dabar žodis man. Mokytoja, aš norėčiau jums padovanoti tokį pakabuką, kur ten yra trešnė. Pakabuką aš jį pati padariau. Ir kodėl aš būtent sugalvojau trešnį, dėl to, kad, kaip žinom, visi vaisiai auga labai sunkiai lėtai. Ir žmogus turi turėti kantrybės ir turi turėti tos kantrybės, kad tą vaisių po to galėtų valgyti. Dėl to ir sugalvojau jums padovanoti tą trešnį, nes labai panašiai ir su tom klasėm yra, kad reikia turėti kantrybės, juos auklėti ir mokyti. Norėčiau su visais atsisveikinti, palinkėti laimės, džiaugsmo, kad kitoj mokykloje sektųsi dar geriau nei šitoje. Kai matote, draugai liko labai mažai laiko iki mūsų įsiskyrimo, tik 4 dienos. Ir aš norėčiau jums padovanoti saldainių, kad jūsų gyvenimas būtų labai saldus. Ir gautumėt gerų pažymių linkiu. Ir gal dar kada gyvenime susitiksim, gal jau ne. Bet kad atsisveikinimui padovanosiu po saldainių. Pavasarį tirpsta sniegas, kaip negrįžtantis veidas dainos. Taip tos klasiai praleistos dienos nebegrįžk. Norėčiau su visa klase atsisveikinti, jau matos, kad dirbant tik 4 dienas. Norėčiau su jumis atsisveikinti ir įteikti Visi žinome, kad liko labai laiko pabūti kartu. Todėl aš norėčiau su jumis atsisveikinti ir palinkėti, kad kitoje mokykloje jūsų mokytoja būtų tokia pat gera kaip ir Ačiū visiems, kad baigtumėt šios metus labai gerai. Liko labai nedaug laiko ir norėčiau jums kitoj mokyklai palinkėti laimės, džiaugsmo ir pačių geriausių draugų. Dėl to norėčiau truputį pasaldinti gyvenimą, bet kad ir ne visiems būtų, išeitų raidės ir skaičiai iš galvos. Tai norėčiau jums palinkėti laimės kitoje mokykloje ir kad sektųsi taip pat kaip ir šitoje, bet kad daugiau išmoktumėte. Ir norėčiau jums patarti, kad niekada nepamirštumėte savo artimų draugų ir mokytojų. Draugai, žinau, kad jau liko vos kelios dienos. Visi norėčiau, kad jūs gerai mokytumėtės 5 klasėje, įstotumėte į gerus universitetus po kiek laiko ir kad gautumėte gerus darbus. Todėl norėčiau visiems įteikti po mažą dovanėlę, kad jums nusišviestų šiame gyvenime. Parašyk laiškutę artimui. Kiekviena diena metų pabaigoje darosi vis liūdnesnė ir linksmesnė. Bet liūdnesnė todėl, nes jau suprantame, kad nebepasimatysim visi, o laimingesnė, kad suprantame, kad mes kiekvieną dieną augame. Todėl aš jau noriu pasakyti, gal su kuriais dar susitiksim, gal ir ne. Aš jau noriu pasakyti visiems sudie. Mieli ketvirtokai, nepastebimai greitai prabėgo mokslo metai. Tai buvo mūsų pirmieji pažinties ir keliavimo link Dievo kelių metai. Mylėkite vienas kitą, taip kaip mokėmės ir taip kaip mokė jūs mokytoja Onutė. Ir linkiu jums, būkite geri vieni kitiems, būkite geri savo tėveliams, savo artimiesiems ir visiems, kuriuos sutiksite gyvenimo kelyje. Tad gero kelio po saulę, po debesiu. Hello, my pupils. You see, I'm just working, I'm tired, but yes, I have to say some words. So I want to say that don't forget your family, because if you just remember, if you recognize this book, so family and friends, so don't forget your family. This was your school, primary school, Šilas primary school. Don't forget your friends. Maybe some teachers were your friends. Maybe I was your friend. I hope I was.
and maybe you have a new family, you will have a new school, but just remember, the English language always should be near you, beside you, and remember, it's very important for you. It will be very important in your career, and always try to learn. It's hard, but try to learn, to understand, to read, to write, to speak, and so on, as we did in our classes, during our classes. So best luck, good luck to you, and just remember your school and your teachers and your friends. Thank you, goodbye. Hello, I've been your teacher for 3 years. I hope your results will be excellent and your marks will be very good. Mili vaikučiai, aš norėčiau jums palinkėti, kad jūs nebijotumėt atvert savo širdis ir jas įsileis dainos, muzikos ir šokio. Mano ilgametė darbo patirtis rodo, kad tie žmonės, kurie tai sugebėjo padaryti, gyvena žymiai prasmingesnį ir laimingesnį gyvenimą. To aš jums noriu palinkėti. Būkit laimingi ir atraskit savo vietą gyvenime. Mieli ketvirtokai, gal jums reikėtų palinkėti laimės gyvenime, drąsos gal reikėtų, bet jaučiu, kad ne. Jums gal reikėtų daugiau palinkėti rimtumo, susikaupimo, nes jūsų klasė buvo be galo linksma, be galo išdykus, be galo pasiutus. Ir aš tikiu, kad muzikos pamokos jums tikrai gyvenime pravers, nes jūs labai mėgstate linksmintis, labai mėgstate dainuoti, tad linkiu jums dainuoti, nepamiršti dainų, nepamiršti šitos mokyklos, šitų mokytojų ir mūsų pasiilgti. Sveiki ketvirtokai. Noriu jūs pasveikinti tokią gražią dieną ir palinkėti žingsniuoti per gyvenimą plačiai atmerktomis akimis, išpūstomis ausimis, priimti viską, kas geriausiai, spinduliuoti gėriu, nes gėris jums grįž 100-eriopai. Sėkmės. Kelios akimirkos prabėgo 4 metai Šilo pradinėje mokykloje. Prisimenu jūs pirmokus, kai pirmoje klasėje jūsų mažos rankelės pasiklysdavo mano delne, o dabar jos išaugusios, sutvirtėjusios. Per 4 metus mums teko ir kartu džiaugtis, ir liūdėti, teko jūs padrasinti ir atjausti. Kaip visada gyvenime būna pradžia, būna ir pabaiga. Bet paskui ta pabaiga vėl kažko naujo pradžia. Tad, mielieji mano mokiniai, visas būsimas gyvenimas jūsų rankose. Jūs galite absoliučiai viską, tikėkite tuo. O aš visada jūs prisiminsiu ir lauksiu. Jūs šioje mokykloje. Sėkmės jums.